įprastai mes labai norime greito rezultato, greitai viską gauti ir greitai padaryti. Tai dar kartelį primenu, kad būtina prieš mokantis garsą R atidirbti visus artikuliacinius pratimus. Dar vieną pratimą parodysiu dabar, net ne vieną, kelis dar pratimus, kurie reikalingi konkrečiai garsui R vienadūžiui išgauti. Vienadūžiui garsui R mums reikia atpalaiduoto liežuvio. Pirmiausia, apkabinam viršutinę lūpą, tos pačios taisyklės, dantukai matosi ir šypsenytė laikosi. Apatinė lūpa ir žandikaulis nepadeda. Šypsomės ir apkabinam viršutinę lūpą. Įtraukiam dar. Įtraukiam ir dar kartelį. Ir dar kartelį. Antras pratimas bus mums reikalingas pratimas geniukas. Pagrindinis dalykas, kurį darant geniuką mes turime atlikti, tai liežuvio nuleidimas žemyn. Kai sakome D, atkreipkite dėmesį, kaip liežuvis nusileidžia. D. Pratimas labai nesudėtingas, jeigu atliekame teisingai, net ir su trumpu pasaiteliu jis turi pavykti. Tai šypsenytė, liežuvio galiukas remiasi į arti dantukų, yra alveolės, yra kalniukas. Į tą kalniuką jokių būdų ne į dantis, nes tada nebesigaus mūsų visas fokusas čia. Šypsomės. Aha. D. Kala genys kokį nors ten drevę, ieško kirmino ir pirmą atliekame lėtai pratimą, kad liežuvis turime atidirbti judesį liežuvio nuleidimo, nes kas yra R, tai yra R. Nu, čia užbėgu už akių. R, kol liežuvis aukštai, R, jis juda ir tęsiasi. R, tik nuleidžiam ir garsas R sustoja. Mums tokio garso trumpo šiaip reikia, kai mes kalbame įprasta kalba, tą trumpą į garsą R ir naudojame. Tai tokį R mokome A variantų, kai yra trumpas pasaitėlis ir negalime išgauti to tokio R, šito testinio garso, tai tada galime mokyti vieną dūžį ir jį drąsiai tiesiog įsidėti į kalbą ir viskas bus čiki. Tai tiesiog vienas iš variantų, jeigu nenorite jo ten pakirpti arba stipriai jo tempti ir tiesiog nesigauna tai ilgojo garso, tai vienas iš variantų yra gauti trumpą į garsą R. Arba tas pats variantas tinka, jeigu labai turime tą ilgą pratęstinį R, ratai, ropė, burzgia. Kai taip labai nenatūraliai vaikai naudoja garsą R, tik išmokė, jie labai stipriai burzgia, tai kartais tenka pamokyti jį ir sutrumpinti. Buvau rodžiusi anksčiau pratimą su dinozauru. Ar, or, er. Tai čia kitas variantas to sutrumpinimo garso R yra būtent tai, ką dabar rodau. Va čia toks intro. Gavosi, tai grįžtame prie geniuko. D. Matot, liežuvio galiukas pasikelia. Įtemptas. D. Antras pratimas, tiksliau jau čia trečias, ne? Apkabinam. D. Ir trečias pratimas bus V. Čia jau uodas skrenda, šypsenytė. Tariame liktai garsą Z, liktai garsą Ž. Lėktuvas, sakau, skrenda. V. Jeigu nepavyksta pagauti, dar tada padirbėkit su pratimu supynė. Liežuvio galiukas aukštyn, liežuvio galiukas žemyn. Tada katytė laka pieną. Ir pakeliam aukštyn ir dar. Aha, prie alveolių ir pučiam. V. Dabar greičiau. V. Būtinas liežuvio nuleidimas žemėn. Kitaip negauname to garso V, kurio mums reikia, ne? Ir ketvirta pratimo dalis, kaip gauti R trumpą garsą. Atremiam liežuvį garsui, ne garsui, do pratimui genys. Tai dabar sujungiam genį, sujungiam
uodą ir liežuvio nuleidimą. Tai šitie 3 dalykai nusileidžia žemėn ir gauname garsą re, 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 re. Nu, aš tikiuosi supratėt. Dar kartą rodau. Genys. D, 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 D. Uodas. Re, 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 re. Genys ir uodas. Re, 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 re. Ir tada jau žiūrime. Ra, ro, ru, re, re. Kad liežuvio galiukas leistųsi žemėn. Jeigu dar girdim ilgą garsą, re, ra, ro. Vėlgi žiūrim, kaip greit nusileidžia liežuvis. Re, re, re. Dar padirbam su uodu, su geniu. Re, 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 re. Ir tada jau žiūrim. Ra, ro, ru. Pratimas nesudėtingas, bet reikia būti atidirbus artikuliacinę mankštą, liežuvio nuleidimo pratimą, tiek su garsu D, tiek su garsu R. Ir juos sujungus mes gauname R. Nu, rašykit, jeigu kam kaip pavyksta, rašykit, dar galiu kažką patikslinti.